Sveiki, malonu, kad radote laiko paklausyti šį įrašą. Aš esu Aistė ir šiame įraše bandysiu jums glaustai ir aiškiai pristatyti vieną būdą, kaip galima užsidirbti internete, neįdedant jokių piniginių investicijų. Kompanija, sukūrusi šią mintį, yra Libertachija. Ji startavo 2013 metais spalio 12 dieną Portugalijoje. Tai legali technologijų kompanija, dirbanti tarptautiniu mastu, kurios pagrindinis siekis – kurti programėles, kurios spręstų bendras problemas žmonių gyvenime. Šios kompanijos tikslas su šiuo projektu yra padėti žmonėms užsidirbti. Padėti tiem, kas neturi lėšų investavimui. Tiem, kas nori dirbti, bet neturi nuo ko pradėti. Galbūt jūs norite papildomai užsidirbti, o gal esate iš tų, kuris svajoja suburti savo komandą ir pradėti savo verslą. Jei taip galvojate, tai tikrai džiaugiuosi, nes mums pakeliui. Užsidirbti internete tikrai galima, tik ne visi žinom tuos būdus, kaip tai padaryti. Šiandien aš jums pristatysiu būdą, kaip galima tai padaryti. Tikiuosi, informaciją sėkmingai pasinaudosit. Šiai dienai Libertachija yra vienas iš sparčiausiai kylančių projektų. Į jį plūsta žmonės iš viso pasaulio. Tai nebejoju, jog ir jūs išvelgsit čia savo galimybę. Ši kompanija yra apjungusi 3 gigantiškas sritis į vieną. Pirma sritis yra reklamos pasaulis, antra yra informatikos pasaulis ir trečia tinklinio marketingo. Šitie 3 pasauliai sudaro galingą ir dideliais žingsniais žengiantį į priekį projektą. Šiandien aš jums kalbėsiu apie vieną sritį, tai būtų reklamos pasaulis, o vėliau, kai jau dirbsite, pakalbėsime ir apie kitas sritis. Piniginių investicijų, kaip minėjau, čia nereiks. Galėsite investicijas tolimesniam savo verslui užsidirbti čia. Pirma galimybė užsidirbti šioje kompanijoje yra iš reklamos pasaulio. Būtų reklamų žiūrėjimas, skiriant nuo 15 iki 20 minučių laiko per dieną, nes dienos užduotis peržiūrėti 10 reklamų. Prisijungėt prie savo virtualaus ofiso ir peržiūrit jums skirtas reklamas. Tai jau galite daryti ryte, gerdami kavą ar vakare žiūrėdami televizorių. Kiekvieną dieną peržiūrėję reklamas gaunate po $3 ir keliatės lygį, o turėdami vis didesnius paketus, vis daugiau ir uždirbate. Aišku, tie $3 nėra daug, bet pripažinkim, ir prašomas atlikti darbas nėra didelis. Ir mes čia dar tik pradedam savo darbą, kiti savo karjerą. Kuo toliau, tuo daugiau uždirbsime. Nepamirškim, kad mes čia tik pradedam dirbti ir kad pradedam nuo nulio, be jokios investicijos. Tai logiška, kad nekrenta iš karto tūkstančiai. Netrukus aš jums pristatysiu paketus ir kiek galima su jais uždirbti. O dabar trumpai apie antrą galimybę, kuri yra iš interneto pasaulio ir kuri labai tinka tiems, kas mėgsta prekiauti. Nes kompanija turi ir produktų. Produktus pardavinės tik tie, kas norės, nes juk ne visi mes mėgstame ir ne visi mes galime pardavinėti. Užsidirbti bus galima nuo 10 iki 50% nuo produkto vertės. Priklausys nuo paketų, kuriuos turėsite tuo metu. Taip pat bus pardavimų lygiai. Pasiekę kiekvieną lygį, gausite dovaną. Kadangi mano šiandienos tikslas yra jums pristatyti, kaip galima užsidirbti su reklama, tai ties produktais neapsistosiu. Ką domint, susisiekit su manimi, pateiksiu išsamią informaciją. Tai dabar tada nieko nelaukus, iš karto ir pristatysiu kiekvieną paketą trumpai ir kaip galima ir kiek galima su kiekvienu užsidirbti. Pirmas paketas yra bronzos. Jūs jį gaunate nemokamai, kai prisiregistruojate. Taip pat gaunate 10 GB laisvos vietos, kur galėsite laikyti viską, ką turite savo kompiuterį. Tai yra ir archyvai, ir nuotraukos, ir elektroninis paštas, žodžiu, viską, ką turite kompiuteryje, galėsite sukelti į vieną vietą ir pasiekti tai iš bet kur. Ne tik iš savo kompiuterio, bet iš bet kurios vietos, kur tik turėsite prieimo prie bet kokio kompiuterio. Turėdami bronzos paketą, jūsų dienos užduotis bus peržiūrėti 10 reklamų. Vienos reklamos trukmė 90 sekundžių. Ir už tai jūs gausite $3. Gaudami $3 į dieną,
į mėnesį uždirbsim 60, tai apie 150 litų. Tiek uždirbsite dirbdami vieni ir tik žiūrėdami reklamas. Bet bronzinis paketas dar suteikia galimybę kurti savo komandą. Tai vadinasi, jei jūs pasiūlysite ir kitiems savo artimiesiems ir draugams taip pat žiūrėti reklamas ir gauti už tai pinigus, tai jūs uždirbsite 15% nuo komandos taškų. Dar 1% už tai, kad jie žiūri reklamas. Taip pat 1%, jeigu jūsų komandoje kas nors ką nors pardavinės. Tai gausite 1% nuo produkto kainos. Taip pat 1% nuo savo komandos aktyvumo. Dabar nieko nedėlsus dar iš karto paaiškinsiu apie aktyvumo mokestį. Tai aktyvumo mokestis bus prie kiekvieno paketo. Šiuo atveju, kaip matote, jis yra $40. Ir skubu pasakyti, kad jums tų pinigų įnešti nereiks. Mėnesinis aktyvumo mokestis atsiskaičiuos nuo jūsų uždirbtų pinigų čia. Ir šis mokestis suteikia galimybę gauti visus ką tik mano išvardintus bonusus ir taip pat tie $40, kurie bus atskaičiuoti iš jūsų uždarbio, niekur nedings, o tik persikels į jūsų kitą sąskaitą, į taupomąją sąskaitą. Taip jūs ten kaupsite pinigus savo naujam paketui. Kad įsigiję kitą paketą, galėtumėte daugiau uždirbti. Kai būsite taupamojo sąskaitoje sukaupę $399, galėsite įsigyti busterio paketą. Jo galiojimo laikas, kaip ir visų paketų, yra 12 mėnesių. Taip pat matote, kad su šiuo paketu gausite ir daugiau vietos failams, tai yra 100 GB. Ir šis paketas mums suteikia galimybę uždirbti jau $5 per dieną. Ir tai apie $100 per mėnesį. Šiam produkte taip pat galima pardavinėti, jeigu jums patinka, ir čia jūs gausite 20% nuo produkto vertės. Lygiai taip pat dirbate su savo komanda ir gaunate 20% nuo komandos taškų. 1% nuo komandos atlikto darbo, 2% nuo komandos narių pardavimų ir 2% nuo komandos narių mėnesinio aktyvumo. Kai savo taupyklėje sukaupsite $899, galėsite nusipirkti sidabro paketą. Su juo gausite ir 500 GB duomenų talpyklą. Šiam pakete jūs per dieną uždirbsite jau $12, tai reiškia per mėnesį 240. Ir kas mėnesį į taupomąją sąskaitą persikels po $80. Ir skaidriai jūs matot, kiek procentų bonusų jūs gausit būdami šiam pakete. Sukaupę $1599, jūs galėsite įsigyti aukso paketą. Kaip matote, su juo jūs jau gausite 1 terabaitą laisvos vietos. Per dieną šiam pakete galėsite uždirbti jau net $20, per mėnesį išeina 400. Taip pat skaidriai matot, kokius procentus bonusų gausite už pardavimus ir už komandos darbą. Į taupomąją persikels kas mėnesį po $100 ir jūs taip pat kaupsite ten savo kitam paketui. Ir sukaupus $2999 mes galime nusipirkti platinos paketą, kuris suteikia net 5 terabaitus laisvos vietos, leidžia jums uždirbti jau net $40 per dieną ir tai išeina per mėnesį jau $800. Taip pat matot, procentų bonusų jau didėja. Kol būsite šiam pakete, į jūsų taupomąją kas mėnesį persikels po $120, kur jūs ten kaupsite jau paskutiniam ir pačiam didžiausiai paketui, kurio vertė yra $5999. Su šiuo paketu jūs gaunate net 10 terabaitų laisvos vietos. Su šiuo paketu, jei pardavinėjate produktus, gaunate net 50% nuo produkto vertės. Per dieną uždirbsite $80 ir per mėnesį $1600. Ir į jūsų taupomąją sąskaitą persikels kas mėnesį po $140. Nes, kaip minėjau, visi paketai galioja 12 mėnesių.
ir pasibaigus 12 mėnesių mes turime pirkti paketą pilna kaina. O jei jūs paketą pirksite 12 mėnesių bėgyje, tai jums reiks primokėti tik skirtumą tarp paketų. Pavyzdžiui, jūs dabar čia matot lentelę, kurioje aiškiai parodyta, kiek su kiekvienu paketu galėsite uždirbti ir kiek savo taupomojų turėsite sukaupti, kad įsigyti kitą paketą. Sakykime, jūs tų pačių metų bėgyje iš busterio paketo pereinate į sidabro paketą. Kaip jau žinom, busterio paketas kainuoja $399, o sidabro paketas $899. Tai jums pakaks sukaupti tik tą skirtumą, šiuo atveju 499 ir galėsite pirkti kitą paketą, kad pasikelti gaunamas pajamas. Dar svarbus dalykas, ką noriu paminėti, tai yra taškai ir greitasis bonusas. Jei jūs turėsit komandą, tai kiekvieną kartą, kai kuris nors narys iš jūsų asmeniškai pakviestų įsigys bet kurį mokamą paketą, jūs už tai gausite greitąjį bonusą. Skaidriai matote, kiek pinigų gausite už kiekvieną įsigytą paketą. Ir šis bonusas vadinamas greituoju, todėl kad šiuos pinigus jūs gausite tą pačią dieną. Dabar matote lentelę, kurioje parodyta, kiek taškų gauname už kiekvieną paketą įsigytą. Ir čia jau nebūtinai tas asmuo turi būti pakviestas jūsų asmeniškai. Tai jau gali būti jūsų pakviesto žmogaus kitas pakviestas žmogus. Žodžiu, nuo 1 iki 6 gylio čia jau nebegalioja. Ir, žodžiu, jeigu iš jūsų komandos bet kuris žmogus įsigyja mokamą paketą, tai jūs gaunate atitinkamai už tai ir taškus. Čia matote, kokį paketą įsigijus, kiek taškų jūs už tai gausite. Ir gera naujiena yra ta, kad taškai niekada nenusibraukia. Jie kaupiasi visą laiką, kol čia dirbate. Kai sukaupsite pirmuosius 30 000 taškų, jūs pakilsit ant pirmojo kvalifikacijos laiptelio ir gausite dovanų kompiuterį. Ir keliantis kvalifikaciją, prizai vis didėja. Aš čia taip pat nenoriu išsiplėsti, nes jei jūs norėsite dirbti, aš tikrai pateiksiu daugiau informacijos. Padėsiu jums pradėti šį darbą, atsakysiu visus klausimus. Žodžiu, būsim komanda, dirbsim kartu, kad pasiekti kuo geresnius rezultatus. Kiekvieną trečiadienį 21 valandą būna mokyklėlės. Ten prisijungus prie kompiuterio tiesiogiai klausom, ką pasakoja ir ką pataria žmonės, kurie jau daug pasiekia čia. Jie dalinasi tikrai gerais patarimais, kurie mums leis greičiau kopti viršūnę. Taip pat kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, tuo pačiu laiku 21 valandą, būna prezentacijos, kurių taip pat prisijungus galima klausytis gyvai. Po to užduodame jums iškilusius klausimus, matote ir kitų klausimus, bei girdite atsakymus į juos. Tai jeigu tik norėsit, paaiškinsiu, kaip ten reikia prisijungti. Taip pat kviečiu prisijungti prie Libertachijos grupės Facebook'e. Ten sužinosite visas naujienas, taip pat galėsite pabendrauti su žmonėm, kurie jau dirba čia. Ir pabaigai dar nepaminėjau, kad uždirbtus pinigus galėsite parsisiųsti į savo turimą sąskaitą arba užsisakyti kompanijos siūlomą tarptautinę kortelę. Su ja galėsite nusimti pinigus bet kuriame pasaulio krašte. Tai šiam kartui kaip ir būtų viskas. Apdorokit visą gautą informaciją, tikrai tai pažiūrėkit rimtai, nes jūs nieko neprarasit čia. Nereikia jokių piniginių investicijų, tik jūsų darbo. Ir manau, tikrai bus apmaudu, kai jūsų aplinkiniai pažįstami vėliau uždirbs čia pinigus, o jūs būsit praleidę tą galimybę. Kadangi kompanija yra jauna, tai yra tinkamiausias laikas šokti į jau įsibėgėjusių traukinį. Tai siūlau, jei trūksta informacijos, pasidomėti daugiau, susisiekti su manimi, pabendrauti su tai žmonėm, kurie dirba čia, kurie jau gauna realius pinigus ir tik tada neskubant apsispręsti. Tai pateikiu savo kontaktus, taip pat nuorodą, per kurią galite prisiregistruoti ir laukiu jūsų prisijungiant prie mano komandos. Sėkmės jums kuriant savo darbo vietą.